Yra vienas toks juokingas paradoksas. Tai dabar, kaip tu plėti savo sąmonį, kaip tu atsiveri daugiau, kaip tu leidi savo atsiverti, kaip tu leidi savo tai tikrai energijai tekėti labiau ir labiau ir labiau. Ir tavo sąmonį plėtas daugiau. Atrodo, gyvenimas turėtų būti lengvesnis, turėtų būti fainesnis. Visiškai teisinga ir visiškai neteisinga. Ir paradoksas. Gyvenimas ir pelnas paradoksų. Ir reikia išmokti rasti balansą. Bet esmė ir tame, kad kaip tu pradėsi plėsti savo sąmonį vis daugiau ir daugiau, kad tu pradėsi plėsti sąmonį vis daugiau ir daugiau, antrą kartą netgi pakartojau, viskas, kas nėra susijęs su tavo aukščiausia versija, bus išmesta į viršų. Absoliučiai viskas nėra susijęs su tavo aukščiausia versija, dar sik paskau, bus išmesta į viršų. Kuo tu daugiau eisi į šviesą, tuo tu daugiau pradėsi matyti tamsos aplinkau. Ir ką tas reiškia? Tas reiškia, kad tu šitas turi galimybę. Tu turi galimybę paimti ton dabar ir pakeisti. Transformuoti ton dalyką, kas nėra susijęs su tavo aukščiausia, nėra susilyginę su tavo aukščiausia versija. Ir tu ton pakeiti. Tu transformuoji iš galbūt negatyvo definicijas į pozityvę definiciją arba reikšmę kažkokią. Kuo tu daugiau plėsi savo sąmonį, tuo tu daugiau pamatysi savo programų, kuo tu daugiau pamatysi savo tų visokių įsitikinimų, kad ir tamsus, kad ir visiškai netitinkantys tavis.